Pažymime sukurtą sienų modelį. Dialogo lange Properties spaudžiame mygtuką Edit Type. Atsidariusime dialogo lange skyriuje Visibility išjungiame mūsų sukurtą matomumo parametrą. Spaudžiame OK. Sienos fragmentas tampa nematomas modelyje. Dialogo lange Properties skyriuje Graphics Display Options spaudžiame mygtuką Edit. Atsidariusime dialogo lange įjungiame funkciją Smooth Line with Anti-Aliasing. Išskleidžiame skyrių Shadows ir įjungiame funkciją Show Ambient Shadows. Spaudžiame mygtuką Apply. Išskleidžiame skyrių Background ir pasirenkame Gradient. Spaudžiame OK. Projektą išsaugome ir pereiname prie kito etapo.